Prezidente, ar jau Lietuva oficialiai gavo kvietimą į taikos tarybą ir ar planuoja dalyvauti jos posėdėje JAV? Ir kartu kaip vertinate? Tokio oficialaus formalaus kvietimo nesame gavę. Kiek žinome, šitas artimiausias susitikimas bus skirtas Gazos ruožo problemai spręsti. Iš tikrųjų visada palaikėme ir palaikysime būdą ir pastangas siekti ne tik tai taikos, tvarios taikos, bet ir spręsti humanitarinės problemas, kurios yra tikrai siaubingo lygio šitoje teritorijoje. Pasakyti, kad neprisijungsime kažkuriame tai etape vėliau. Tačiau šitame artimiausiame etape ne. Kalbant apie kitų atskirų valstybių sprendimą tenai dalyvauti, tai be abejo jų yra vidaus politikos reikalas ir jie gali nuspręsti. O ES, aš manau, kad galutinius sprendimus taip pat padarys ateityje, kuomet bus kur kas aiškiau pati vizija taikos tarybos, ten svarstomi klausimai ir tų klausimų aktualumas tiek Lietuvai, tiek ES.